Sveiki, esu Tadas Rakauskas, emocijų paleidimo metodo treneris. Ir dabar darysime trumpą meditaciją, po kurios greitai pajusi vidinę ramybę. Mes savo viduje galime kovoti su savo mintimis, jausmais ar situacijomis, kurios vyksta mūsų gyvenime. Arba galime tai paleisti ir turėti vidinę ramybę. Ir tai nereiškia, kad mes tada būname apatijoje ir nieko nedarome. Tai reiškia, kad mūsų nebevaldo baimės, pyktis, pasipriešinimas, tinginiavimas ar kitoks negatyvas. Mes priemame daug išmintingesnius sprendimus, nes visą situaciją matome daug aiškiau ir jaučiamės daug geriau. Taigi dabar padarysime trumpą meditaciją, po kurios greitai pajusi vidinę ramybę. Atsisėsk patogiai, įsitaisyk. Aš darysiu kartu su tavimi. Užsimerk, atsipalaiduok. Ir dabar pagalvok apie tai, kas tavo gyvenime vyksta ne taip, kaip tu norėtum. Galbūt tai santykiai. Pykstiesi su tau artimai žmonėmis, jie nesupranta tavęs arba tu nesupranti jų, arba bijai bendrauti su tau patinkančiu žmogumi, niekaip nesusirandi tau patinkančios antrosios pusės, o galbūt tai finansai, neužtenka pinigų nusipirkti to, ko norėtum. Kyla baimė galvojant apie rytojų. O galbūt tai sveikata. Skauda kažką, sergi. O galbūt tai tavo asmenybė. Niekaip negali būti toks, koks norėtum. Niekaip negali turėti tokių savybių, kokių nori. Pagalvok apie tai, kas tavo gyvenime vyksta ne taip, kaip tu norėtum. Ir dabar ar galėtum būti mylintis, taikus stebėtojas ir tai tiesiog stebėti savo viduje? Atsakyk taip ir atsipalaiduok. Ir ar galėtum būti mylintis, taikus stebėtojas ir tai stebėti savo viduje netgi dar daugiau? Ir dar. Kas kartą atsakęs taip, atsipalaiduok ir būk tiesiog mylintis, taikus stebėtojas. Bent šiam momentui, bent šiai akimirkai. Ir dar. Ir dar. Ir dar. Ir ar galėtum būti mylintis, taikus stebėtojas, netgi dar daugiau, ir tiesiog stebėti tai. Ir dar. Ir dabar, ar galėtum leisti tai problemai būti tokiai, kokia jinai yra, tai situacijai? Atsakyk taip ir atsipalaiduok. Na ir bent šiam momentui, bent šiai akimirkai, ar galėtum leisti tai situacijai būti tokiai, kokia jinai yra, netgi dar daugiau? Ir dar. Ir ar galėtum leisti tai situacijai būti tokiai, kokia jinai yra, netgi dar daugiau?
bent šiam momentui, bent šiai akimirkai. Ir dar. Kas kartą atsakęs taip, atsipalaiduok. Ir bent šiam momentui, bent šiai akimirkai leis tai situacijai būti tokiai, kokia jinai yra. Ir dar. Ir netgi dar daugiau. Ir ar galėtum leisti dabar savo protui, savo mintims būti tokioms, kokios jos yra, bent šiam momentui, bent šiai akimirkai. Ir dar. Ir dar. Ir ar galėtum leisti savo protui būti tokiam, koks jis yra? Leisti jam galvoti tai, ką jis nori galvoti apie tai. Bent šiam momentui, bent šiai akimirkai, netgi dar daugiau. Ir dar. Ir netgi dar daugiau. Ir ar galėtum leisti protui, mintims, būti tokioms, kokios jos yra, bent šiam momentui, bent šiai akimirkai, netgi dar daugiau. Kas kartą atsakęs taip, atsipalaiduok. Ir leisk mintims, protui būti tokiam, koks jis yra, netgi dar daugiau. Ir dar. Ir netgi dar daugiau. Ir dabar pastebėk su ta situacija kylančius jausmus. Tai gali būti baimė, pasipriešinimas, nemalonus jausmas, noras tai keisti, noras nuo to pabėgti, stumti tai nuo savęs ir panašiai. Pastebėk su ta situacija kylančius jausmus. Ir vėlgi, ar galėtum būti mylintis, taikus stebėtojas ir tiesiog stebėti tai. Ir dar. Ir dar. Ir ar galėtum būti mylintis, taikus stebėtojas ir tiesiog stebėti tai netgi dar daugiau. Ir dar. Bent šiam momentui, bent šiai akimirkai. Ar galėtum būti mylintis, taikus stebėtojas netgi dar daugiau. Ir dar. Ir netgi dar daugiau. Ir dabar, ar galėtum leisti tiem jausmam būti tokiem, kokie jie yra?
bent šiam momentui, bent šiai akimirkai. Ir dar. Ir netgi dar daugiau. Ir ar galėtum leisti savo jausmam būti tokiem, kokie jie yra, netgi dar daugiau. Bent šiam momentui, bent šiai akimirkai. Ir dar. Ir netgi dar daugiau. Ir ar galėtum leisti bent šiam momentui, bent šiai akimirkai savo jausmam būti tokiem, kokie jie yra, netgi dar daugiau. Kas kartą atsakęs taip, atsipalaiduok ir leisk jiem būti tokiem, kokie jie yra, netgi dar daugiau. Ir dar. Ir netgi dar daugiau. Ir netgi dar. Ir dabar, ar galėtum leisti savo kūnui būti tokiam, koks jis yra, bent šiam momentui, bent šiai akimirkai. Ir dar. Ir dar. Kas kartą atsakęs taip, atsipalaiduok ir leis savo kūnui būti tokiam, koks jis yra, netgi dar daugiau. Ir dar. Ir netgi dar daugiau. Ir ar galėtum leisti savo kūnui būti bent šiam momentui, bent šiai akimirkai, tokiam, koks jis yra, netgi dar daugiau. Ir dar. Ir netgi dar daugiau. Ir ar galėtum leisti savo kūnui bent šiam momentui, bent šiai akimirkai būti tokiam, koks jis yra, netgi dar daugiau. Ir netgi dar. Kas kartą atsakęs taip, atsipalaiduok ir leisk jam būti tokiam, koks jis yra, netgi dar daugiau. Ir jeigu kyla kažkokie jausmai, tai ar galėtum leisti tiem jausmam būti tokiem, kokie jie yra? Ir dar. Ir ar galėtum leisti tiem jausmam būti tokiem, kokie jie yra? Netgi dar daugiau. Ir dar. Bent šiam momentui, bent šiai akimirkai ar galėtum leisti savo jausmam būti tokiem, kokie jie yra, netgi dar daugiau. Ir dar. Kas kartą atsakęs taip, atsipalaiduok
ir leis savo jausmam būti tokiem, kokie jie yra, netgi dar daugiau. Ir netgi dar. Ir jeigu kyla kažkokios mintys, ar galėtum leisti to mintim būti tokiom, kokios jos yra? Ir dar. Ir dar daugiau. Ir ar galėtum leisti to mintim bent šiam momentui, bent šią akimirkai būti tokiom, kokios jos yra, netgi dar daugiau. Kas kartą atsakęs taip, atsipalaiduok. Ir leisk jom būti tokiom, kokios jos yra, netgi dar daugiau. Ir dar. Ir netgi dar daugiau. Ir netgi dar. Ir ar galėtum leisti dabar savo gyvenimui būti tokiam, koks jis yra? Ir dar. Bent šiam momentui, bent šiai akimirkai ar galėtum leisti savo gyvenimui būti tokiam, koks jis yra, netgi dar daugiau. Ir dar. Ir netgi dar daugiau. Kas kartą atsakęs taip, atsipalaiduok ir bent šiam momentui, bent šią akimirkai leisk savo gyvenimui būti tokiam, koks jis yra, netgi dar daugiau. Ir dar. Ir netgi dar daugiau. Ir netgi dar. Na ir kaip dabar jautiesi? Ar protas tylesnis? Ar daugiau vidinės ramybės? Daugiau vidinės erdvės, atsipalaidavimo? Jausmo, kad viskas yra gerai ir viskas bus gerai? Ar daugiau pasitikėjimo savimi, kad susitvarkysi, kad gyvenimas tau padės? Kartok šią meditaciją tiek kartų, kiek tau reikia, ir kas kartą jausi vis daugiau ir daugiau vidinės ramybės. O jeigu nori eiti dar giliau, tai kviečiu išbandyti paleidinėjimo audio mokymus. Plačiau apie juos skaityti ir įsigyti gali paspaudęs ant nuorodos žemiau. Ačiū, kad žiūrėjai ir iki pasimatymo.